1807 metų žiemą, kai Napoleono armija užplūdo Portugaliją, karališkasis dvaras pabėgo per Atlantą į Braziliją. Portugalijos monarchijai tai buvo žeminantis pasitraukimas, tačiau vienai ambicingai princesiai tai buvo gyvenimo galimybė. Kritikų vadinta pabaisa, išjuokta dėl savo išvaizdos ir bijota dėl nesuvaldomų ambicijų. Karlota Žoakina pelnė vienos liūdnai pagarsėjusių ir nekenčiamiausių Europos karalienių reputaciją. Karlota Žoakina iš Ispanijos gimė 1775 m. balandžio 25 d. ir buvo vyriausia išgyvenusi būsimojo Ispanijos karaliaus Karolio IV, kuris į sostą įžengė 1788 metais atžala. Ankstesnis sūnus Karolis mirė dar prieš gimstant Karlotai. Nors jos motina, Marija Luizė iš Parmos, buvo dar gana jauna, kai gimė Karlota, vėlesni metai atnešė virtinę šeimos tragedijų. Nors ji pagimdė kelias sveikas dukteris, visi vėliau gimę sūnūs mirė kūdikystėje. Tai sukėlė susirūpinimą dėl sosto paveldėjimo ir reiškė, kad Karlota didelę savo vaikystės dalį buvo sosto įpėdinių eilėje. Galiausiai, kai Karlotai buvo 9 metai, 1784 metais gimė sveikas sūnus Ferdinandas. Galbūt būtent suvokimas apie savo padėtį paveldėjimo eilėje ankstyvaisiais metais pažadino Karlotoje troškimą valdžiai, kuris suformavo jos vėlesnį gyvenimą, kaip netrukus pamatysime. Augdama Karlota gavo griežtą išsilavinimą iš savo Romos katalikų mokytojų, daugiausia dėmesio skiriant toms disciplinoms, kurios buvo laikomos tinkamomis karališkosios šeimos moteriai. Tai apėmė istorijos, geografijos ir kalbų mokymasi, taip pat tokias veiklas kaip tapyba, siuvimas ir rašymas. Dėl to ji tapo išskirtinai išsilavinusi ir protinga, nors tai mažai prisidėjo prie jos išdykusio ir žaismingo būdo slopinimo, dėl kurio ji dažnai buvo prisimenama. Tačiau už karališkųjų rūmų sienų šeimos gyvenimas buvo toli gražu nestabilus. Karlotos motina buvo dominuojanti figūra karališkajame dvare ir netgi sklido gandai apie romaną su Ispanijos vyriausybės vadovu Manueliu Godojumi. Dėl to ji tapo smerkiama figūra Ispanijos visuomenėje, o dalis prastos Karlotos reputacijos vėliau iš dalies buvo nulemta to, kad ją vertino taip pat, kaip ir jos motina. Be viso šio disfunkcinio dvaro, Ispanija taip pat sparčiai smuko kaip galybė nuo 17 amžiaus vidurio, tačiau vis dar laikėsi įsikibusi didžiulės kolonijinės imperijos Amerikoje, nusidriekusios nuo Kalifornijos ir Kubos šiaurėje iki Čilės ir Argentinos pietuose. Taigi net ir gimus Ferdinandui 1784 metais, Karlota išliko svarbioje pozicijoje kaip vyriausia būsimo Ispanijos karaliaus duktė. Tai pavertė ją viena vertingiausių karališkųjų nuotakų Europoje. Ir 1785 metais, būdama vos 10 metų, ji buvo ištekinta, šokiruojančiai jaunas amžius, net ir pagal 18 amžiaus standartus. Tačiau tai buvo tik santuokos pradžia, kuri vėliau virto skandalu, neapykanta ir politinėmis intrigomis. Nuo 1770 pabaigos tarp Ispanijos ir Portugalijos vyriausybių jau vyko derybos, kad Karlota ištekėtų už Dom Žono, antrojo eilėje į Portugalijos sostą. Žono tėvai, kurie buvo dėdė of dukterėčia, 1777 metais tapo dvigubais Portugalijos monarchais – karaliumi Petru III ir karalienė Marija I. Nors Petras mirė 1786 metais, Marija gyveno iki 1816, todėl Karlotos gyvenimą iš esmės formavo jos santykiai su Anyta, pirmąja savarankiška Portugalijos karalienė. Susitarimas, pagal kurį Karlota turėjo tekėti už Dom Žono, buvo pasirašytas 1785 metais, o santuoka per įgaliotinį įvyko tų metų gegužę, praėjus kelioms savaitėms po jos 10-ojo gimtadienio. Tuo tarpu Žonui tuo metu buvo 18 metų. Dėl Karlotos jauno amžiaus buvo sutarta, kad santuoka nebus konsumuota iki 1790 metų, kai ji bus laikoma pakankamai subrendusią pastoti ir susilaukti vaikų. Tačiau vos po kelių dienų po santuokos, įgaliotiniu būdu, 10-metė princesė buvo išsiųsta į Lisaboną su ispanų palyda, palikdama savo šeimą keleriems metams, iki to, kai santuoka iš tikrųjų prasidėjo. Todėl ji buvo Portugalijos dvare, kai 1788 metais pasikeitė šalies politinė padėtis. Tų metų rugsėjo 11 dieną jos svainis, sosto įpėdinis Dom José, mirė nuo raupų, palikdamas Karlotės vyrą naujuoju įpėdiniu. Be to,
Karalienė Marija didžiąją dalį vėlesnio gyvenimo sirgo depresija ir 1792 metais net buvo paskelbta beprote. Tai reiškia, kad Džonas buvo tikimasi perims regento ir faktinio monarcho pareigas jau 1790-aisiais, todėl Karlotė tapo savotiška neoficialia karalienė konsorte nuo pat jaunystės. Pripažįstant jų iškilų statusą, Džonas ir Karlotė turėjo Brazilijos princo ir princesės titulus. 1790-aisiais ir 1800-aisiais, kai Karlotė tapo vis labiau matoma figūra Portugalijos rūmuose, ji tapo pajuokos ir neapykantos objektu tiek rūmų aplinkoje, tiek platesnėje Portugalijos visuomenėje. Į ją buvo žiūrima kaip į moterį, siekiančią valdžios ir nesuprantančią ją supančios konservatyvios rūmų kultūros. Užaugusi kur kas prabangesniuose Ispanijos rūmuose, jis sunkiai prisitaikė prie giliai religingos ir asketiškos Portugalijos karališkosios kultūros. Jos atvira asmenybė, politinis įsitraukimas ir karališkosioms moterims nebūdingas viešas elgesys kurstė apkalbas ir piktavališkus gandus, kurie dar labiau sustiprėjo dėl plačiai paplitusios antispaniškos ksenofobijos. Nors ji buvo smarkiai kritikuojama dėl savo elgesio, dar žiauriau buvo puolama dėl savo išvaizdos. Viešnagės Lisabonoje metu prancūzų rašytoja Laure Junot, Abrantės kunigaikštienė, paliko vieną aštriausių Karlotos apibūdinimų rašydama. Jos bjaurumas, nešvarus ir susivėlę plaukai, labai plonos ir pamėlusios lūpos, papuoštos tankiais ūsais, dantys nelygus kaip pano fleita. Negalėjau įtikinti savęs, kad ji buvo moteris ir vis dėlto žinojau to meto faktus, kurie akivaizdžiai įrodė priešingai. Kunigaikštienės vyras, Žanas Andrė Žuno, pritarė šioms mintims atvykęs į Portugalijos dvarą, esą sušukęs: Dieve mano, koks jis bjaurus! Dieve mano, kokia bjauri princesė, kokie bjaurūs jie visi! Ir ne tik prancūzų stebėtojai reiškė tokius aštrius pastebėjimus. Tuo metu liudininkai dažnai apibūdindavo Karlotą kaip žemo ūgio, su veidu paženklintų raupų randais, ryškia erelio nosimi ir būdingų Burbono apatinio žandikaulio išsikišimu, o kai kurie autoriai pastebėjo jos šiek tiek palinkusią laikyseną. Daugeliu atžvilgių ji buvo visiška 18 amžiaus dvariškos grožio idealų priešingybė. Vienas ypač žiaurus vėlesnis pasakojimas netgi teigia, kad ji turėjo, cituoju, keisčiausią ir baisiausią galvą, kokia tik galėjo vaikščioti žeme. Jos viešasis įvaizdis buvo tik viena kančios priežastis. Užkulisiuose Karlotos santuoka taip pat buvo nelaiminga. 1793 metais jie susilaukė pirmojo vaiko, dukters Marijos Teresės. Per kitus 13 metų gimė dar 8 vaikai, iš kurių tik vienas, Pranciškus Antonijus, mirė jaunas. Nepaisant augančios įtampos santuokoje, Karlota buvo žinoma kaip rūpinosi savo vaikų sveikata ir gerove. Tačiau net ir motinos vaidmenį lydėjo skandalai, nes nuolatiniai rūmų gandai teigė, kad ne visi jos vaikai buvo Džono vaikai, o ypatingi įtarimai kilo dėl jos sūnaus Migelio. Šie teiginiai niekada nebuvo įrodyti, tačiau jie dar labiau prisidėjo prie apkalbų ir priešiškumo atmosferos, kuri ją lydėjo visą gyvenimą. Vis dėlto santuoka buvo sudėtinga dėl Džono meilės stokos, o dar labiau dėl jo vis labiau nepastovaus elgesio. Gyvendamas laikais, kai apšvietos ir Prancūzijos revoliucijos idėjos plito po Europą, jis išsiugdė obsesinę baimę, kad revoliucija pasieks Portugaliją. Rūmų gandai netgi teigė, kad jis naktimis klaidžiodavo karališkųjų rūmų koridoriais, pusiau kliedinčioje būsenoje. XIX amžiaus pradžioje karališkoji santuoka buvo virtusi atvirų politiniu karu. 1805 metais, kai Karlota jau buvo 30, ji rengė sąmokslą perimti valdžią iš savo vyro, princo Regento, planuodama jį suimti ir paskelbti netinkamų valdyti, lygiai kaip buvo padaryta su jo motina. Tačiau sąmokslas buvo atskleistas, o jos bendrininkai suimti. Karlota išvengė įkalinimo tik todėl, kad Džonas atsisakė viešai atskleisti skandalą. Vietoj to jis ištrėmė ją į Keluzo ir Ramilieno rūmus, o pats pasitraukė į Mafrą, taip iš esmės nutraukdamas jų santuoką. Būtent šios tremties metu ji pelnė liūdnai pagarsėjusi pravardę – Keluzo Pikčiurna. Karlotos gyvenimą Portugalijoje, ypač nuo maždaug 1806 metai, formavo platesni politiniai įvykiai vakarų Europoje. Praėjus keliems metams po to, kai ji ištekėjo už Džono, 1789 metais prasidėjo Prancūzijos revoliucija. Iš pradžių tai buvo nuosaiki revoliucija, kurios tikslas buvo įkurti konstitucinę monarchiją. Pamažu ji tapo radikalesnė,
o galiausiai 1792 metais peraugo į kontrrevoliuciją ir visos Europos karą. Tai pamažu įtraukė beveik visas Europos valstybės. Portugalija buvo viena iš išimčių. Šimtmečius karalystė daugiausia stengiasi nesusipainioti Europos nesibaigiančiuose religiniuose ir dinastiniuose karuose. Kita vertus, ji turėjo laisvą alijansą su Anglija, kuris siekė dar ankstyvuosius 1660-uosius, kai Katarina iš Braganzos ištekėjo už Anglijos karaliaus Karolio II. Tai reiškia, kad Portugalija prisijungė prie pirmosios koalicijos karo prieš prancūzus 1793 metais, tačiau ji niekada nesuvaidino svarbaus vaidmens vėlesniuose iki 18 amžiaus pabaigos vykusiuose pertraukiamuose Prancūzijos revoliuciniuose karuose. Kas pakeitė padėtį Portugalijai ir Karlotai, buvo Napoleono Bonaparto iškilimas ir jo didelės dalies žemyninės Europos užkariavimas tarp 1790-ųjų vidurio ir 1800-ųjų vidurio. 1807 metais, ką tik užkariavęs Vokietiją ir Lenkiją, Napoleonas pasuko atgal į vakarus ir įsiveržė į Portugaliją, siekdamas įtraukti vieną iš Iberijos karališkųjų šeimų į savo imperiją. Pavyzdžiui, 1808 metais jis paskyrė vieną iš savo brolių, Josefą, Ispanijos karaliumi. Prieš tai, kai visa tai įvyko, Portugalija jau buvo užkariauta, o Karlota kartu su likusiu karališkuoju dvaru ir vyriausybė pabėgo per Atlanto vandenyną, kad įkurtų vyriausybę tremtyje Brazilijoje, didžiulėje Portugalijos Pietų Amerikos kolonijoje. Po siaubingos kelionės, 1807 metų žiemą, kurios metu Karlotai teko nusiskusti galvą dėl laivo užkrėtimo utėlėmis, Portugalijos karališkasis dvaras tremtyje pagaliau atvyko į Rio de Žaneirą. Ji praleido kitus 13 metų Brazilijoje, tačiau tie metai tapo vienais audringiausių ir politiškai ambicingiausių jos gyvenime. Būtent Pietų Amerikoje Karlotos valdžios siekiai tapo visiškai aiškūs. Kol jos anyta liko nominali Portugalijos ir jos kolonijinės imperijos valdovė, įvykiai kitose Pietų Amerikos dalyse Karlotai suteikė galimybę išplėsti savo įtaką. XIX amžiaus pabaigoje, kai Prancūzija užėmė pačią Ispaniją Europoje, visose Ispanijos kolonijose kilo nepriklausomybės karai. Viena frakcija La Platos vicekaralystėje netgi pasiūlė Karlotą paskirti savo regente. Šis judėjimas tapo žinomas kaip karlotizmas. Tai buvo logiška, jei atsižvelgsime į tai, kad Karlota buvo Ispanijos karaliaus Karolio IV duktė. Šiai schemai pritarė Britų admirolas seras Sidnėjus Smitas, tačiau jai priešinosi jos pačios vyras, Portugalijos vyriausybė tremtyje, Ispanijos pareigūnai ir daugelis vietos elitų. Karlota taip pat pakenkė savo galimybėms, nes reikalavo naudotis absoliučios monarchijos galiomis, nors daugelis jos rėmėjų ją įsivaizdavo kaip konstitucinę simbolinę valdovę. Judėjimas palaipsniui žlugo, o po Lotynų Amerikos nepriklausomybės karų Rio de la Platos jungtinės provincijos galiausiai tapo Argentinos Respublika. Karlotos laikotarpis Brazilijoje buvo prieštaringas ir kitais atžvilgiais. Ji niekino vietinių žmonės, daug gėrė ir, kaip teigiama, pradėjo gerti marihuanos arbatą. Taip pat tapo nuolatinių gandų apie romaną su žinomu Brazilijos verslininku objektu. Tačiau viso šio skandalo fone atėjo akimirka, kurios ji ilgai laukė. 1816 m. kovo 20 d. karalienė Marija I mirė sulaukusi 81 metų. Sulaukusi 40 metų, Karlota pagaliau pasiekė titulą, kurio laukė dešimtmečius. Tapo Portugalijos karalienė konsortė. Tačiau pagaliau gavusi karūną, jos didžiausios politinės kovos dar buvo priešakyje. Kai jie tapo karaliumi ir karalienė, Portugalija jau seniai buvo išlaisvinta. Portugalai ir ispanai, padedami Britų, 1813 ir 1814 metais išstūmė prancūzus iš Iberijos pusiasalio, kai Napoleono imperija žlugo po jo neapgalvotos invazijos į Rusiją 1812 metais. Vis dėlto, net ir po galutinio Napoleono žlugimo, 1815 metų vasarą Portugalijos karališkasis dvaras iš karto negrįžo į Lisaboną. Delsimas buvo dėl didžiulio neapibrėžtumo, kokia karalystė bus atkurta po Napoleono karų. Tas neapibrėžtumas galiausiai pasiekė kulminaciją per 1820 metų liberalų revoliuciją, kai kariniai sukilėliai pareikalavo įkurti konstitucinę monarchiją ir privertė karališkąją šeimą grįžti į Portugaliją. 1821 metų balandžio 26 dieną jie išvyko iš Brazilijos. Pasak Porto Seguro Vikonto,
Karaliaus ir karališkosios šeimos emocijos paliekant Braziliją atsiskleidė visų ašarose, išskyrus karalienę. Karlota, kuri niekada nemėgo gyvenimo Brazilijoje, esą labai džiaugiasi galėdama išvykti. Viena garsi istorija netgi teigia, kad prieš lipdama į laivą ji nupurtė dulkes nuo savo batų, pareikšdama, aš neišsinešiu net šios žemės dulkių. Grįžęs į Portugaliją, Žuanas 1822 metais priėmė pirmąją šalies konstituciją. Jis siekė panaikinti absoliutizmą Portugalijoje, tačiau buvo tik minimaliai sėkminga ir jau 1823 metais greitai atsisakyta. Tuo pačiu metu Brazilija atsiskyrė ir tapo nepriklausoma Brazilijos imperija, kuriai 1822 metais vadovavo Karlotos sūnus Pedras, taip atimdama koloniją, nuo kurios Portugalijos gerovė labai priklausė visą 18 amžių. Liberalioji revoliucija atspindėjo sudėtingą politinę situaciją, į kurią Karlota, jos vyras ir likusi karališkoji aplinka sugrįžo pasibaigus Napoleono karams. Įsiplieskė valdžios kova, kai Karlota susivienijo su savo jaunesniuoju sūnumi Migeliu, bandydama atimti valdžią iš savo vyro. Džonas trumpam tapo kaliniu, nors ir neoficialiai, tačiau 1824 metais įvykus Britų intervencijai, Migelis buvo ištremtas, o Džonas ir jo šalininkai vėl perėmė valdžią. Jis valdė iki savo mirties 1826 metų kovą, būdamas 58 metų. Buvo stebuklas, kad Karlotos santuoka išliko iki vienos iš šalių mirties, nepaisant priešiškumo, ir ji atsisakė jį aplankyti paskutinės ligos metu. Jono mirtis įstūmė Portugaliją į sudėtingą įpėdinystės krizę. Migelis, tikėtinas įpėdinis, vis dar buvo ištremtas, o kaip jau minėta, jo vyresnysis brolis Pedras valdė naujai nepriklausomą Brazilijos imperiją. Pedras trumpam pareiškė pretenzijas į Portugalijos sostą, tačiau netrukus atsisakė jo savo jaunos dukters naudai, kuri 1826 m. gegužę tapo karalienė Marija II. Migelis vėliau, 1828 metais, sugrįžo atgauti karūnos, turėdamas planą išvengti pilietinio karo, vedęs savo dukterėčią karalienę Mariją, nors šis sumanymas taip ir nebuvo įgyvendintas. Kai 1826–1828 metais įvyko toks greitas valdovų pasikeitimas, Karlota jau buvo atstumta nuo Portugalijos politikos. Nepaisant ankstesnės Migelio sąjungos su savo motina, tapęs karaliumi 1828 metais, jis jos į dvarą nebesusigrąžino. Vietoj to į paskutinius savo gyvenimo metus praleido apkartusi ir atitolusi nuo dvaro gyvenimo, gyvendama kaime netoli Lisabonos, Keluzo rūmuose. Ji mirė 1830 metų, sausio 7 dieną, būdama 54 metų amžiaus. Tuo metu jau vyko naujas pilietinis karas, kuris baigėsi po 4 metų, kai Migelis buvo nuverstas. Jis likusius 32 savo gyvenimo metus praleido tremtyje, o karalienė Marija II 1834 metais susigrąžino sostą. Karlota iš pradžių buvo palaidota Sintroje, o vėliau 1854 metais perlaidota šalia savo atitolusio vyro Braganzos dinastijos karališkajame panteone Lisabonoje. Nors Karlota Žoakina visada siekė didesnės galios, ji vis dėlto beveik visą savo suaugusio gyvenimo laiką praleido vienos didžiausių pasaulio monarchijų centre, eidama karalienės arba princesės regentės pareigas Portugalijoje ir jos didžiulėje imperijoje, besidriekiančioje per Braziliją, Afriką ir Aziją. Jos priešams ji buvo bjauri, klastinga, valdžios ištroškusi užsienietė karalienė. Kitiems ji buvo protinga ir ryžtinga moteris, kuri atsisakė taikstyti su savo laikmečio karališkoms moterims primestais apribojimais. Galbūt tiesa slypi kažkur per vidurį. Bet kuriuo atveju ji išlieka viena įdomiausių ir prieštaringiausių karalienių Iberijos istorijoje. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Karlotą Žoakiną iš Ispanijos. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie jos gyvenimą. Jei norite daugiau karališkų istorijų arba daugiau ispanų ar portugalų karališkų asmenybių, taip pat parašykite apie tai komentaruose. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę mano kanalą, kad galėtumėte pamatyti visus mano vaizdo įrašus, vos tik juos įkeliu. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę mano kanalą ir įsijungę pranešimus, kad galėtumėte pamatyti visus mano vaizdo įrašus, vos tik juos įkeliu. Ir tai viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Lives epizode. Ačiū.